Sveiki visi ir šiandien, kaip ir praeitą kartą, tęsiam apie broką. Tai šiuo atveju dabar jums trumpas video apie kraterius. Tai vat turėjau kaip tik du gerus pavyzdžius, bet su skirtingom priežastim, kodėl tas brokas atsirado. Tai vat aš tiesiog labai arti jums pabandysiu sufokusuoti, kad jūs pamatytumėt, kad vat yra išpiltas visas kraštas burbuliukais, kai kurie sprogė, kai kurios pats jau išspaudžiau. Taip, vat, labai gerai matosi. Taip atsiranda krateris, tai yra burbuliukas sprogo ir nesusitraukia. Tai jeigu imam dabar koklį, tai čia buvo per plonai užpurkšta ir per žemai buvo lentyna, juolab, kad čia buvo brokuotas koklis ir ant jo buvo darytas tiesiog pavyzdys spalvos. Aš labai savo ten galvos dėl to nesukau. Tai kada jis atsirado, atsiradimų priežastis, kai dega kai kurie darbai vienas šalia kito arti, nes čia buvo 4 kokliai ir labai žemai lentyna, tai gaunasi lentyna 60 cm mano atveju ir tiesiog šitoj vietoj nėra oro cirkuliacijos tokiam tarpe ir per mažai glazūros ir todėl nespėjo net susitraukti, nes nebuvo tos glazūros, kaip susitraukti, iš ko tai padaryti. Jeigu šis koklis yra perpiltas su glazūra, tai šiame jo tiesiog buvo per mažai. O šitas bandymukas yra labai geras pavyzdys tuo, kad mes turim matinę, nematinę mes turim žalę, išdegta daugmaž prie 1050, bet pats biskvitas buvo degtas prie 1000. Ir vat, labai geras pavyzdys, kai šūkė dar prie 1050 dar išskiria dujas, taip kepa, o glazūra jau programa pasibaigė išlaikymas ir laiko tiesiog neužteko susitraukti. Tai vat tiek apie tokį broką. Skiriasi jie tarpusavį, pavyzdžiui, nuo šito, nuo nesukepusios šukės, kai būna, kad susitraukia, jeigu susitraukia ne iki galo, tai vadinasi per trumpas išlaikymas ir nesukepusi šukė. Šiuo atveju buvo tikrai garantuota nesukepusi šukė ir pernelyg trumpas išlaikymas pabaigoje. Tai vat, čia buvo gal 10 minučių, nes kai degi, pavyzdžiui, su kokiu biskvitu, kartais to išlaikymo būna patingi, patrumpini, glazūrai neatstatai. Jeigu su tą pačią programą, tai vat, galima tokį dalyką pasigauti. Pilną aprašymą, aišku, įdėjau Patreone, Facebook'e yra, tai vat, galėsit susirasti ir pasiskaityti visas priežastis, dėl ko jis atsiranda.